Sugrįžusi gulbė iš priverstinės tremties. Dėl vykdomų Lietuvoje represijų buvau priversta su savo tėvais drungiais 1966 metais išbėgti į priverstinę tremtį Ukrainą ir slapstytis Karpatų kalnuose nuo KGBistų iki 1991 metų, o 1999 sugrįžau į savo tėvynę Lietuvą, kuri Danutė Drungytė nepriėmė svetingai, kadangi turėjau 5 metus ieškoti ypatingame archyve įslaptintų dokumentų ir tyčia paslėptų teismo sprendimų, kuriuose buvo rašoma: už krikščionišką auklėjimą savo vaikų Stanislavai Drungienei atimti 3 vaikus. Maža to, kad mus 3 išplėšė iš mamytės meilių rankų, tai dar ir kankino 3 metus. Po 3 metų mes susitarėme visi ir išbėgom iš kankinimo įstaigų. Tada mūsų tėvukai išvežė į Latviją iš Latvijos, į Rygą iš Rygos, į Lvovą iš Lvovo, į Karpatų kalnus ir paslėpė. Taip mes pragyvenom priverstinėje tremtyje 33 metus. 1999 metais sugrįžau į savo tėvynę ir man socialinių paslaugų priežiūros departamentas nesuteikė gyvenamojo ploto. Pasakė: Danutė, turi paso, nepraradai ir Ukrainos pilietybės. Susiieškok savo gyvenamąjį plotą ar žmogų ir gyvenk savo. Taip aš ir padariau. Kaune draugė supažindino mane su žmogum, paskui buvo gyvenamasis plotas, mes susiėjom ir gyvenom. Tačiau 2004 metais aš turėjau jį palaidoti, kadangi jis iššoko iš savo 5 aukšto dėl policijos ir prokuratūros neteisėtų veiksmų, kadangi jie neiškėlė bylą sukčiams ir aferistams už tai, kad jį nuvežė pas notarą ir liepė jam pasirašyti sutartį pirkimo pardavimo. Paskui mes ėjom per teismus, bet nieko nelaimėjom. Žmogus nusivylė ir iššoko, nusižudė. Aš jį palaidojau gražiai. Nu ir kągi, kovojau dar 4 metus, tačiau viskas buvo veltui. Ir remontą padariau tam butelyje. Bet 2008 metais atvyksta policija su antstolė Sonata Vaitikauskienė, išpjauna kempu mano šarvuotas duris, įeina į kambarį ir sako: prašau susidėti daiktus ir atlaisvinti šį butą. Aš sakau: kokiu pagrindu? Aš čia deklaruota, gyvenu jau kiek metų, pasidariau remontą. Jis sako: yra teismo sprendimas. Nu kągi, aš surinkau savo daiktelius, jie išnešė ir užrakino duris ir užantspaudavo. Kągi, man paliko tik tai ieškoti žmogaus. Bet
žmogaus nesuradau, buvo bažnyčioje laisva vieta, tačiau ta vieta, kurioje buvo kambarėlis laisvas, manęs niekas nepriėmė, kadangi aš turėjau kalytę, o su kalytė jie nenorėjo. Tai ar tokie veiksmai krikščionių teisingi? Tada aš suradau gerą advokatą ir jis man papasakojo, kaip reikia daryti toliau, kad suteiktų valstybė jums butą. Paklausė advokatas, ar turite represuotojo pažymėjimą? Sakau, taip, turiu. Tada sako, važiuokit į Ukrainą, atsiveškit savo tėtį. Ir taip aš padariau. 2009 metais atsivežiau savo tėtį, kuri ir mane kartu apgyvendino šiame 28 bute, antroji laiptinėje, namo numeris 129. Adresas Linksmoji gatvė, Vilnius. Tačiau 2015 metais nutarė Vilniaus miesto savivaldybė su Vilniaus miesto būstu nuvažiuoti į Šiaulius, atvežti šį numerį 127 ir prilipdyti mūsų antrai laiptiniai. Mūsų numeris namui pasikeitė. Vietoj 129 būtų 28, kur aš buvau savininkė po tėčio mirties. Mano butas adresas tapo 127 butas 8, Vilnius. Ir aš tapau nuomininkė, nors iki 2015 metų buvau teisėta savininkė po tėčio 2011 metų mirties, nes buvau jo teisėta globėja ir politinio kalinio dukra, kuri turi represuotojo teisinį statusą. Tik nuo 2011 metų Liepos 13 dienos mane kaip šeimos narį prideklaravo prie tėčio Juozo Drungio adresu Linksmoji 129 butas 28 Vilnius. Tėčiui dar būnant gyvam, jam buvo 89 metai, buvo priduoti visi reikiami dokumentai buto privatizavimui ir buvo gautas sutikimas 2011 metais iš Vilniaus miesto savivaldybės vicemero. Nuvykus į nekilnojamo turto registrų centrą, šį butą 28, name 129 gatvėje Linksmoji Vilniuje įregistravau pagal pateiktą nuomos sutartį, nes turėjau iš tėčio Juozo Drungio pasirašytą pas notarą įgaliojimą, nes tėtis susirgo insultu. 2010 sausio 4 dieną tėtį globojau sąžiningai, tačiau tėtis 2011/9/20 dieną mirė man ant rankų. Palaidojus užvedžiau pas notarą bylą dėl buto paveldėjimo. Gavau išrašą, kad jo turto perėmėja Danutė Drungytė, kuri ir gyvena šiuo adresu nuo 2009 metų. Du 2019 metais Vilniaus miesto būstas nutarė mane perdeklaruoti adresu 127 butas 7-8 ir aš jau tapau nuomininkė.
nors nuomos sutartys nebuvo sudarytos. Ar taip galima daryti Lietuvoje? Nuomos sutartį aš pasirašiau tik 2021 metais, kovos 19 dieną, kai man sukako 70 metų.